Apsilankėme Prienų miesto savivaldybėje ir pasidomėjome, kokia dabartinė miesto mokyklų situacija. Kokiomis nuotaikomis ir kaip atsinaujinę mokyklos pasitiko naujus mokslo metus mums papasakojo švietimo skyriaus vedėjas Rimvydas Zailskas. Neseniai visi mokiniai, mokytojai, jų tėveliai pasitiko rugsėjo 1. Sakykit, kokiomis nuotaikomis pasitiko Prienų mokyklos šios naujosius mokslo metus? Labą dieną. Iš tiesų, kaip ir kiekvienais metais rugsėjo 1 tiek mokiniai, tiek tėveliai renkasi kupini vilčių, lūkesčių ir šie metai nebuvo išskirtiniai. Tikrai visi rinkosi su teigiamomis, geromis nuotaikomis, kad štai prasideda dar vienas mokymosi etapas. O aišku, dūšioje yra ir nerimo, ir tai aš pasakiau sveikindamas mokinių Žiburio kalnelyje rugsėjo 1 proga. Nerimas yra tas, kad jau kelinti metai iš eilės mokinių į mokyklas ateina mažiau, neišimtis ir šie mokslo metai. Tikslių skaičių dar mes neturim, bet neabejotinai galim pasakyti, kad ir į Prienų mokyklas mokinių atėjo šią rugsėjo 1 mažiau. Turime papildomai laisvų suolų ir kėdžių ir tai mus neramina. Jūsų nuomonė, galbūt jūsų žiniomis, kur tie visi mokiniai dingsta, kodėl tas skaičius nepailstamai mažėja? Tikslių duomenų mes kol kas neturime surinkę, galim vadovautis kol kas tik tais prielaidomis, kad pagrindinės priežastys dalis vaikų jau gimė ne Lietuvoje, jauni tėveliai išvykę iš Lietuvos ir vaikai gimė ten, kiti tiesiog su tėveliais pastaruoju metu išvyko iš Lietuvos dirbti į užsienį. O gimstamumo klausimas taip pat ne paskutinėje vietoje, vaikų yra gimusių mažiau ir šiais metais pirmokų atėjo mažiau. Mes jau iš anksto prognozavom, kad jų turėtų mažiau, nes tiesiog pamažėjęs buvo gimstamumas. Tai yra tie metai buvo mažesnio gimstamumo metai. O kokią grėsmę visą tai gali sukelti Prienų mokykloms? Galbūt bus mažinamos ir mokytojų darbo vietos. Kas mūsų laukia? Be jokios abejonės ir tokia grėsmė yra, kad dabar dirbančių mokytojų bus tiesiog per daug, nes sumažės klasių komplektų, sumažės pamokų ir kai kuriems mokytojams, aišku, mažės darbo krūvis, o kai kurių mokytojų, tiesiog jiems teks pasiieškoti kitokio darbo. Kokio amžiaus vaikų ypatingai mažėja? Galbūt žinote tik skaičius, kiek šiais metais abiturientų išleisime? Tikslius skaičius mes tikimės turėti rytoj. Turėjome turėti jau dabar, bet duomenų bazių administravimas užstrigo dėl labai intensyvaus jungimosi visų mokyklų, todėl labai tiksliai pasakyti negalim. Apytiksliai mūsų skaičiavimu apie 280 abiturientų turėtumėm turėti šiais mokslo metais. Apie 20 mažiau negu praėjusiais metais. Tai sumažėjimas nėra labai didelis, bet vis dėlto sumažėjimas. Ar ženkliai sumažėjo pradinukų mokinių skaičius? Lyginant su praėjusiais mokslo metais pradinukų sumažėjo maždaug 30. Tai jeigu skaičiuoti klasių komplektais grubiai, tai būtų 1,5 klasės komplekto, tai yra 1,5 mokytojo darbo vieta. Apie naujoves šių metų mokyklose, galbūt mokykla atrado kažkokių naujų mokymų metodų ar ką nors naujo? Mūsų mokyklos ir mokytojai iš tiesų yra kūrybingi ir naujų metodų paieška vyksta nuolatos, kiekvienais metais, kiekvieną dieną, kiekvieną pamoką. Kažko tai tokio ypatingo iš tiesų išskirti šiemet, kad būtent šiemet tai startuoja, negalėčiau. Bet vadovaudamiesi vienu iš pagrindinių kredo pastarųjų metų, tai yra išlaisvintas kūrybiškumas, iš tiesų mokytojai stengiasi ieškoti ir neabejotinai randa naujų ugdymo formų. O kad tai tiesa, net ir turime įrodymų, kai Nacionalinė mokyklų vertinimo agentūra savo iniciatyvą ieškodama naujų patirčių kūrė filmus. Tai praeitais metais sukurtas filmas, kuriame buvo filmuota ir Išlaužo pagrindinės mokyklos mokytojai, kurie iš tiesų demonstravo ir naujus ugdymo metodus, ir naujas bendravimo formas. Ir tiesiog savo padarytą pažangą jie dalinosi su visos Lietuvos mokytojais. Ar naudinga ir kaip naudinga visa tai, ką jie darė? Pirmiausia, tai turėtų atsakyti mokiniai.
nes mokiniai pajunta, ar kažkas tai pakito ugdymo procese, ar pamoka liko tokia, kokia buvo anksčiau, paprasta, statiška, ar tos pamokos tampa vis įdomesnės, jų metu ieškoma kitokių darbo formų ir mokiniams mokytis. Galbūt girdėjote kažkokio atsiliepimų būtent iš mokinių? Be jokios abejonės teko girdėti ir ne vieną kartą. Aš aišku negalėčiau pasakyti, kad visi be išimties mokytojai dirba tik tais naujomis formomis. Bet yra nemažai ir tokių mokytojų atsiranda vis daugiau, kurių pamokos tampa įdomesnės, kur pamokų metu naudojamos informacinės technologijos, duodamos užduotys paieškos internete, dirbama su interaktyviomis lentomis, naudojamos kitos technologijos. Ir aišku, ugdymo procesą daro įdomesnį, mokiniams mokytis yra įdomiau. Prakalbote apie mokytojus, ar užtektinai jų turime Prienuose? Iš principo turėčiau pasakyti taip, mokytojų netrūksta, gal net ir šiek tiek per daug, bet vėlgi iš kitos pusės pasakyti, jog daugybė mokytojų neranda darbo, irgi taip negalėčiau pasakyti. Kurio dalyko mokytojų yra būtent per daug? Pirmiausia, atlieka pradinių klasių mokytojų, nes mažėjimas nuo pradinių klasių, tai ir šitų dalykų mokytojų mums perteklius. O kitų dalykų, nepasakyčiau, kad būtų ar didelis perteklius, ar trūkumas. Plius yra dar vienas aspektas, kad mokytojų kvalifikacija taip pat yra nevienoda. Ir žinoma, kiekviena mokykla nori turėti aukščiausios kvalifikacijos pedagogus. Tai jie pasiliekami arba ieškomi pirmiausia. Pakomentuokit dar mokinio krepšelį, ar keisis jis, ar keitėsi ir kaip? Artimiausiu metu mokinio krepšelio didinti dar nenumatoma, reikia manyti, kad priežastis yra finansinė krizė. Šiais metais, nes mokinio krepšelio dydis nustatomas kalendoriniams metams, tai yra 3310 litų. Ir artimiausiu metu, kaip sakiau, nenumatyta, kad jis būtų koreguojamas ir keičiamas. Labai norėtųsi, kad krepšelis didėtų ir visų pirma, kad didėtų ta dalis, kuris skirta ugdymo priemonių įsigijimui, informacinių technologijų plėtrai, nes mokyklose kompiuterių bazė sensta. Dabar aišku nesakyčiau, kad ji yra nepakankama, tačiau ji tiesiog dėvisi, sensta, ją reikėtų atnaujinti, o atnaujinimui lėšų tikrai nepakanka. Manau, ne vienam prieniečiui būtų įdomu išgirsti visgi, kas tas mokinio krepšelis, kas įeina tai. Mokinio krepšelis tai yra lėšos skirtomos ugdymo procesui. Tai yra didžioji dalis tų lėšų skiriama mokytojų atlyginimams bei socialinio draudimo įmokoms padengti, o kita dalis tai yra ugdymo priemonių įsigijimas, informacinių technologijų priežiūra, brandos egzaminų organizavimas, pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo organizavimas, mokytojų kvalifikacijos kėlimas, tai yra lėšos skirtos specialiųjų poreikių mokinių ugdymui, pagalbos įstaigų, tai yra pedagoginės psichologinės tarnybos išlaikymui, ir šiek tiek lėšų ten yra neformaliajam ugdymui, tai yra, kad mokiniai galėtų lankyti savo pasirenkamuosius būrelius. Čia yra mokinio krepšelis. Kitos lėšos įstaigų išlaikymas, tai yra šildymas, elektros energija, vanduo, aptarnaujančio personalo. Šitos lėšos turi būti numatytos iš savivaldybės biudžeto. Ar atnaujintos mokyklos šiems metams kaip nors Prienuose? Kiekviena mokykla pagal savo galimybės tikrai labai atsakingai rengėsi mokslo metams. Ieškojo ne tik tais tų lėšų, kurias, buvo skirtos iš savivaldybės, bet ieškojo papildomai rėmėjų 2 procentų lėšas ir pagal galimybės tai sienas, tai grindis pasidažė, be jokios abejonės aplinką pasitvarkė. Ir taip ir kiekvienais metais mokslo metus pasitiko pagražėję ir atsinaujinę, be jokios abejonės. Jūsų manymu, ar naudinga, kad mokyklos vis atsinaujina, ar aplinka, kurioje mokiniai mokosi, turi įtakos jų rezultatams? Neabejotinai taip. Aš visuomet laikiausi ir laikysiuosi nuomonės, kad
aplinka, kurioje ugdosi mokinys, pati savaime mokinį ugdo. Tai yra vienas iš ugdymo komponentų. Kokioje aplinkoje mokinys ugdosi, tokį supratimą jis savyje ir išsiugdo apie aplinką. Tai manyčiau, tam kiekviena savivaldybė, kiekvienas steigėjas turėtų skirti nepalyginamai didesnį dėmesį, negu yra skiriamas dabar. Aš suprantu, kad pinigų trūksta, finansavimas nepakankamas, bet tam reikėtų daugiau dėmesio. Žinome, kad švietimo skyrius buvo atskirtas. Kodėl tai buvo ir kaip tai naudinga? Iš tiesų, savivaldybės tarybos sprendimas įsigaliojo nuo rugsėjo 1 dienos ir tuo sprendimu buvęs švietimo, kultūros ir sporto skyrius buvo dalintis, atskirtas švietimas, dabar jau veikia atskiras švietimo skyrius ir kitas kultūros, sporto ir jaunimo reikalų skyrius. Iš tiesų, man būtų sunku komentuoti tarybos sprendimą, nes aš esu administracijos darbuotojas ir mano pareiga vykdyti sprendimus ir vadovautis administracijos direktoriaus patvirtintais nuostatais, bet iš tiesų galima kiekviename sprendime galime rasti ir teigiamų savybių, ir neigiamų dalykų. Tai šiuo atveju aš aišku savaime matau labai daug bendrų dalykų tarp švietimo, tarp kultūros, tarp sporto. Ir tuos 4 metus, kai buvo bendras skyrius, mes tikrai bendradarbiavome ir siekėme bendrų tikslų. Dabar lygtais stengiamasi daugiau dėmesio skirti švietimui, aš tai pilnai suprantu. Tačiau ir ateityje mes bendradarbiausime tiek su kultūros, tiek su jaunimo reikalų koordinatorium, tiek su sporto įstaigomis. Nes praktiškai ne vienas renginys Prienuose neapsieina be mokinių, ne vienas sporto varžybos neapsieina be mokinių ir tas bendras interesas buvo, yra ir visuomet išliks. Kita vertus, mes galim sakyti, kad švietimo skyrius galės labiau koncentruotis į švietimo įstaigų reikalus. Ir pabaigai jūsų palinkėjimas naujų mokslo metų proga visiems mokiniams. Iš tiesų, pirmiausia, norėčiau pasveikinti tiek mokinius, tiek tėvelius, tiek mokytojus su prasidėjusiais naujais mokslo metais. Pasidžiaugti, kad mes vis dėlto dar turime visas įstaigas, kurias turėjome iki šiol. O palinkėjimas būtų labai paprastas, kad kiekvieną mokinį, kiekvieną mokytoją, kiekvieną tėvelį lydėtų sėkmė. Tiek asmeninė sėkmė šiais mokslo metais, tiek ir visų bendra sėkmė. Taigi, paprastai, sėkmingų mokslo metų.